Mikrofonas išjungtas. Atsiprašau, labą dieną dar kartą. Tai sveiki susirinkę į seminarą apie ekologiškų kiaulių ir triušių auginimo reikalavimus ir dažniausiai pasitaikančius netitikimus. Šį seminarą pristatysiu aš. Aš esu Tautvydas Burneika, Utenos filialo vadovas, su manim yra Sandra Kirkilienė, Utenos filialo tikrintoja, kuri detaliai pristatys reikalavimus triušių ir kiaulių auginimo, pristatys dažniausiai pasitaikančius netitikimus, o aš pristatysiu įstaigą, maždaug mūsų sertifikavimo rezultatus. Noriu informuoti, kad daromas vaizdo įrašas, kuris bus viešinamas edukaciniais tikslais. Ir seminaras maždaug truks, gal kokią maždaug akademinę valandą. Tai dabar galime apžvelgti seminaro temą ir planą. Tai, kaip jau minėjau, pristatysiu aš Ekoagros veiklą, o detaliai temą pristatys Sandra, tai pristatys apie kiaulių ir triušių auginimo reikalavimus, dažniausiai pasitaikančius netitikimus auginant kiaulės ir triušius. Ir atsakysime jūsų pateiktus klausimus. Jeigu jau tokių bus klausimus, galėsite užduoti po pristatymo, pakėlę ranką. Lygiai taip pat galite užduoti ir pokalbių skiltyje, susirašinėjime. Tai mes tada pabandysime atsakyti juos raštu. Taip, tai apie Ekoagros norėčiau paminėti, kad mes esam vieninteliai, Ekoagros yra vienintelė sertifikavimo įstaiga, ekologinės gamybos sertifikavimo įstaiga, veikianti Lietuvoje nuo 1997 metų ir šią funkciją mums pavedė Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu sertifikuoti ekologinę gamybą. Be ekologinės gamybos sertifikavimo mes taip pat atliekame ir sertifikavimą pagal nacionalinės kokybės produktų sistemą, taip pat atliekame pagal Jungtinių Amerikos valstijų NOP reikalavimus, atliekame pagal privačių standartų reikalavimus patikras, tai pagal BioSwiss, Demeter, Bioland, Naturland. Vykdome ir švietėjišką veiklą, kas yra daroma ir šiandien, teikiame konsultacijas tiek raštu, tiek žodžiu apie ekologinį ūkininkavimą ir nacionalinės kokybės produktų sertifikavimą. Ir norėčiau dar pabrėžti, kad Ekoagros nėra teisės aktų leidėja, mes tik tais pagal išleistus teisės aktus atliekame kontrolę. Taip, dabar mūsų darbo principai. Tai norėčiau paminėti, kad Ekoagros nėra siekianti pelno įstaiga ir iš veiklos vykdytojų mokamų įmokų už sertifikavimo paslaugas mes siekime tik išsilaikyti, o ne uždirbti pelną. Mūsų kokybę užtikrina įvairūs vidaus teisės dokumentai, teisės tvarkos procedūros ir taip pat kaip jūs mes tikrinam, taip ir mus tikrina atitinkamai Europos komisija, Žemės ūkio ministerijos auditas, nacionalinė mokėjimos agentūra, nacionalinis akreditacijos biuras, išoriniai įvairūs finansų auditai. Tai kaip pasakyti, mes panašiai situacijai, lygiai taip kaip ir veiklos vykdytojai. Ir norėčiau pasigirti Ekoagros atliktos klientų anoniminę apklausą 25 metų. Ir jos duomenimis įstaigos paslaugų kokybė labai gerai vertina maždaug 88% apklaustųjų, o darbuotojų profesionalumą vertina labai gerai maždaug 93% respondentų. Tai kaip kontrolę atliekančiai institucijai tai yra aukšti rezultatai ir mes tuo didžiuojamės. Dabar galėtume apžvelgti ekologinės gamybos sertifikavimą ir kokius rezultatus mes nuveikę per praeitus metus ir per dar ankstesnius metus. Šioje skaidrėje pateikta ataskaita, suvestinė tokia, stulpeliuose atvaizduojamas plotas diagramoje, o kreivėje, kuri
kyla, kartais šiek tiek leidžiasi, bet vis tiek bendroji visumoje ji yra auganti, atvaizduojama veiklos vykdytojų skaičius. Tai kažkada buvom pradėję nuo mažo ploto ir pernai metais plotas sertifikuotas Lietuvoje buvo 291 maždaug tūkstantis virš hektarų ir ūkininkų veiklos vykdytojų skaičiums buvo 3197. Čia yra su sertifikuotais tvenkiniais plotas ir vykdytojų skaičius yra su gamyba, perdirbimą vykdančiais veiklos vykdytojais. Jeigu žiūrint sekančioje skaidriai individualiai pagal metus jau, tai pernai metais tas augimas buvo ženklus ir jis siekia praktiškai 14%. Tai tas ūkių padidėjimas ir ploto buvo padidėjimas nuo 250 tūkstančių hektarų iki maždaug 285 tūkstančių hektarų. Čia jau atvaizduotas plotas be tvenkinių. Tai ten buvo 291 tūkstantis su trupučiu yra su tvenkiniais, tai jie sudaro maždaug 5 tūkstančius hektarų, o čia yra tik tais jau žemė. Ir ūkių skaičius čia atvaizduotas irgi tik tai tie, kurie vykdo žemės ūkio veiklą. Iš šitų ūkių gyvulininkystė užsiema 1402 2005 metais ir tas procentas maždaug yra 44. Gyvulininkystės procentas eilę metų yra maždaug panašus, bet šiek tiek mažėjantis, nes tikriausiai veiklos vykdytojams yra paprasčiau, lengviau užsiimti augalininkystę, o ne gyvulininkystę. Taip, jeigu žiūrint į 2025 metais sertifikuotų plotų struktūrą, tai jau eilę metų maždaug nėra kažkokių didelių pokyčių ir daugiausiai veiklos vykdytojai sertifikuoja daugiametės žolės, tai tas plotas maždaug užėmė nuo bendro sertifikuoto ploto to 285 tūkstančių, sudaro maždaug 42,7%. Antrą vietą tarp populiariausių kultūrų užima varpiniai javai, tada žemėjančia tvarka yra ankštiniai javai ir varpinių ankštinių javų mišiniai, o ten smulkiausi tie plotai tai yra įvairios pūdymai, daržovės, kanapės, sodai, aromatiniai augalai, vaistažolės. Tai dabar, jeigu pažiūrėjus apie šios dienos sertifikuojamų gyvūnų temos sertifikavimo rezultatus, tai norėčiau pasakyti, kad Lietuvoje yra tik tais 25 metais buvo sertifikuotas vienintelis ūkis, kuris augina kiaulės ir jo gyvūnų skaičių jūs čia matote ekrane, tai buvo pernai sertifikuota 143 kiaulės, bet kaip žinot, kiaulės nėra ilgamžiai gyvūnai, tai tas skaičius varijuoja, nes kaip galvijai, tai jie vis tiek gyvena ilgesnį laiką, tai jų tas skaičius būna toks kaip ir stabilesnis, galima būtų sakyti, o kiaulės yra trumpaamžiai gyvūnai, taip pat kaip ir triušiai. Tai triušių irgi tik tai vienintelis ūkis buvo, kuriais 25 metais buvo sertifikuota 70 triušių, anksčiau prieš metus buvo 88 ir ten ūkis dar nesenai pradėjęs ūkininkauti, tai matysim, kaip jiems seksis. Ir dabar jau tikriausiai pereisim prie konkrečių ekologiškų kiaulių ir triušių auginimo reikalavimų, kuriuos jums detaliai pristatys tikrintoja Sandra. Tai Sandra, tada tau žodis. Labą dieną. Tai kaip ir Tautvydas minėjo, aš pristatysiu informaciją apie ekologiškų kiaulių ir triušių auginimo reikalavimus. Tai šios reikalavimus nustatantis teisės aktai, tai nuo 2022 metų sausio 1 dienos Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti Europos parlamento ir tarybos reglamentas numeris 2018 /848, kuriuo yra nustatomi ekologinės gamybos principai, taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba
susijęs sertifikavimas ir nuorodų į ekologinę gamybą naudojimas, ženklinant ir reglamentuojant produktus, taip pat kontrolė reglamentuojančios taisyklės, papildančios reglamentą 2017 pasvirasis brūkšnelis 625 nustatytas taisyklės ir dabartinė konsoliduota versija yra 2025 metų kovo 25 dienos. Europos komisija taip pat yra priėmusi deleguotuosius ir įgyvendinamuosius teisės aktus, įgyvendinančius tam tikras šio reglamento nuostatas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija yra parengusi ekologinės gamybos taisyklės, jos apibrėžia tam tikrų reglamento nuostatų įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2000 metų gruodžio 28 dienos įsakymu. Suvestinė redakcija yra nuo 25 metų gegužės 1 dienos. Taigi, kalbant apie sertifikuojamų ir nesertifikuojamų gyvūnų laikymą, tai valdoje galima auginti, vienoje valdoje galima auginti tiek ekologinius, tiek įprastinėmis sąlygomis auginamus gyvūnus. Tačiau yra viena esminė sąlyga, kad negalima maišyti tų pačių gyvūnų rūšių. Pavyzdžiui, jeigu ūkis nusprendžia auginti ekologinės kiaulės, jos negali ekologinės kiaulės augti vienam, tarkim, ūkiniam pastate, ne ekologinės kitam. Jeigu ekologinis ūkis apsprendžia auginti, pavyzdžiui, kiaulės, tai kita įprastinė dalis tų ūkinių gyvūnų gali būti triušiai, vištos ar panašiai, tačiau negali būti tie patys gyvūnai. Taip pat auginant tiek įprastinius, tiek ekologinius gyvūnus toj pačioje žemės ūkio valdoje, jie turi būti griežtai atskirti vienas nuo kito. Ūkinių gyvūnų kilmė. Ekologiškai užauginti ūkiniai gyvūnai turi būti gimę ir užauginti ekologinės gamybos vienetuose. Ekologinių gyvūnų veisimas yra ekologiniam gyvulių veisimui yra taikomos tam tikros nuostatos, tai yra reprodukcija yra naudojami tik natūralūs metodai, nors yra leidžiamas ir dirbtinis apvaisinimas. Reprodukcija negali būti stabdoma hormonais ar kitomis medžiagomis pasižyminčiomis panašių poveikių, tik išskirtiniais atvejais, kaip atskiriami gyvūnai ir jiems taikoma tam tikra veterinarinė terapija. Taip pat negali būti taikomas klonavimas ir embrionų perkelimas. Veislių parinkimas turi atitikti ekologinės gamybos principus, užtikrinti aukštą gyvūnų gerovės lygį, padedantį užkirsti kelią bet kokioms gyvūnų kančioms ir išvengti būdinybės juos luošinti. Reikalavimai, dar kalbant apie reikalavimus ūkinių gyvūnų veisliai, tai rinkdamėsi veislės, veiklos vykdytojai turi teikti pirmenybę tiems gyvūnams, kurie yra gyvybingi, atsparūs ligoms ir geriausiai prisitaiko prie vietos aplinkos. Svarbiausia yra išlaikyti genetinę įvairovę ir užtikrinti gyvūnų gerovę bei ilgaamžiškumą. Prašymai įsigyti neekologiškai užaugintus ūkinius gyvūnus. Tai neekologiškai užauginti ūkiniai gyvūnai gali būti įtraukti į ekologinės gamybos vienetą tik tuo atveju, jei ekologinių gyvūnų duomenų bazėje nėra atitinkamų ekologiškai užaugintų gyvūnų. Veisimo tikslais leidžiama į bandą ar pulką įtraukti neekologiškai augintus jauniklius, kai banda ar pulkas formuojamas pirmą kartą. Nuo pat nujungimo jie turi būti auginami laikantis ekologinės gamybos reikalavimų. Taip pat jų įtraukimo dieną yra taikomi tam tikri apribojimai. Kiaulių svoris turi būti mažesnis nei 35 kg, o triušiai turi būti ne vyresni nei 3 mėnesių. Veisimo tikslais siekiant atnaujinti bandą ar pulką, į jį gali būti įvesti neekologiškai suaugę patinai ir neekologiškai augintos palikuonių niekada neturėjusios patelės. Jie vėliau turi būti auginami pagal ekologinės gamybos taisyklės, be to patelių skaičiui yra taikomi šie metiniai apribojimai, tai yra gali būti įvesta ne daugiau kaip 20% suaugusių kiaulių ar triušių, gamybos vienetų, kuriuose yra mažiau kaip 10 triušių arba mažiau nei 5 kiaulės. Tokiu atveju toks atnaujinimas gali būti nedidesnis kaip 1 gyvūnas per metus.
Tačiau jei ūkis yra iš esmės plečiamas, viena veislė yra keičiama kita ar pradėta nauja ūkinių gyvūnų auginimo veikla, aukščiau minėti procentiniai dydžiai gali būti padidinami iki 40%. Kalbant apie suaugusius gyvūnus, tai koks amžius yra kiaulių ir triušių, kuomet jie yra laikomi suaugusiais. Tai kiaulės suaugusios laikomos 8 mėnesių, o triušiai 6. Taigi, prašymai įsigyti neekologiškai užaugintus ūkinius gyvūnus, tai prašymai turi būti teikiami ir leidimai išduodami ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėje. Ši duomenų bazė yra pasiekiama internete, skaidrėje matote jos adresą. Ir dažniausiai, kai ūkiniai gyvūnai gaunami iš neekologinės gamybos vienetų, atsižvelgiant į vietos aplinkybes, yra taikomos tam tikros priemonės, tai yra patikrinimai. Patikrinimų metu gali būti atliekami įvairūs kontroliniai veiksmai, tai yra tikrinama gyvūnų kilmė, jų sveikata, laikymo sąlygos. Taip pat yra karantininis laikotarpis. Tai reiškia, kad naujai atvežti gyvūnai kurį laiką yra laikomi atskirai nuo kitų bandos gyvūnų. Per tą laiką stebima jų sveikata, siekiama išvengti stebima jų sveikata tam, kad išvengti galimai kažkokių plintančių ligų ir įsitikinti, kad gyvūnas yra sveikas ir neužkrės ūkyje auginamų gyvūnų. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai. Kiekvienam gyvūnui yra skiriamas tam tikras laikotarpis, perėjimo laikotarpis ir jisai skiriasi. Tai kiaulėms pereinamasis laikotarpis yra 6 mėnesiai, o triušiams yra 3 mėnesiai. Jeigu ūkininkams kyla kažkokių klausimų, tai Ekoagros internetinėme puslapyje yra skaičiuoklė. Ją atsidarius ir įsivedus gyvūno rūšį, įsigijimo datą, ten paskaičiuoja, koks bus tas pereinamasis laikotarpis ir kada jisai baigsis. Tai tokia palengvinanti priemonė, kad jeigu kyla klausimų, kad jam išsiaiškinti. Taip pat neekologiškai auginti ūkiniai gyvūnai iki perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pabaigos nuo kitų ūkinių gyvūnų turi būti laikomi atskirai ir taip pat turi būti atpažįstami. Tai dažniausiai pagal ženklinimą atpažįstami gyvūnai, kurie yra naujai įvesti į bandą. Kalbant apie bendruosius gyvūnų mitybos reikalavimus, tai ūkiniai gyvūnai turi būti šeriami ekologiškais arba perėjimo prie ekologinio laikotarpio pašarais, kurie atitinka jų mitybos poreikius skirtingais augimo ir vystymosi etapais. Pašarai pirmiausia turi būti auginami tam pačiame ūkyje, kuriame yra laikomi gyvūnai, o jeigu tų pasigaminamų pašarų nepakanka, tai galima juos įsigyti iš kitų to paties regiono ekologinių arba perėjimo laikotarpio ūkių. Vidutiniškai iki 25% pašarų racioną gali sudaryti pašarai, gauti antraisiais perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio metais. Taip pat ši procentinė dalis gali būti padidinta iki 100%, jei šie pašarai yra pagaminti ūkyje, kuriame yra laikomi ūkiniai gyvūnai. Taip pat iki 20% vidutinio pašarų kiekio, kuriais šeriami ūkiniai gyvūnai, gali sudaryti pašarai iš pirmųjų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio daugiamečių gamyklų ar sklypų, kuriuose auginami daugiamečiai pašarai ar baltyminiai augalai pagal ekologinio valdymo reikalavimus. Taip pat reikia paminėti, kad tie sklypai turi būti įtraukti, tie patys sklypai turi būti tos pačios valdos dalis. Kalbant apie bendrasias taisyklės kiaulių mitybai, tai ne mažiau kaip 30% pašaro turi būti iš to paties ūkio, arba jei tai neįmanoma, arba tokio pašaro nėra, pagaminta bendradarbiaujant su kitais ekologinės gamybos arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vienetais,
ir pašarų veiklos vykdytojais, naudojančiais pašarus ir pašarinę žaliavą iš to paties regiono. Taip pat, kas liečia kiaulių mitybą, tai jų dienos racioną turi būti įtraukti, papildyti, jų racioną turi būti įtraukti papildomai rūpūs pašarai, šviežus arba džiovinti pašarai, taip pat ir silosas. Tokiais atvejais, kai ūkininkai negali gauti vien tik ekologiškai pagamintų baltyminių pašarų, kompetentinga institucija patvirtina, kad nėra pakankamo ekologiškų baltyminių pašarų kiekio iki 2026 metų gruodžio 31 dienos, gali būti naudojami neekologiški baltyminiai pašarai, jei tenkinamos šios sąlygos, tai nėra jų ekologiško atitikmens, jie pagaminti arba paruošti nenaudojant cheminių tirpiklių, jie naudojami tik paršeliams iki 35 kg šerti konkrečiais baltyminiais junginiais. Didžiausias šiems gyvūnams leidžiamas procentinis dydis per 12 mėnesių laikotarpį turi neviršyti 5%. Turi būti apskaičiuota žemės ūkio kilmės pašarų sausiosios medžiagos procentinė dalis. Ir leidimus dėl šėrimo konkrečiais neekologiškais baltyminiais junginiais, tokiais kaip amino rūgštys ir metioninas, išduoda kontrolės institucija, tai yra VŠI Ekoagrus. Kalbant apie triušių mitybos reikalavimus ir bendrasias taisyklės, tai nemažiau kaip 70% pašaro turi būti iš paties ūkio, tačiau jeigu taip neįmanoma arba tokio pašaro nėra, tai pagaminta bendradarbiaujant su kitais ekologinės gamybos arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vienetais ir pašarų veiklos vykdytojais, naudojančiais pašarus ir pašarinės žaliavas iš to paties regiono. Taip pat triušiai turi turėti galimybę esant tinkamoms sąlygoms patekti į ganyklas ir jose ganytis. Auginimo sistemos turi būti pagrįstos didžiausių galimų ganyklų panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais. Taipogi, jeigu triušiams nepakanka žolės, turi būti naudojamos skaidulinių medžiagų turintys pašarai, tai šiaudai arba šienas, ir pašarai turi sudaryti bent 60% triušių mitybos raciono. Ūkinių gyvūnų šėrimas. Tai gyvūnų mitybai leidžiama naudoti natūralios kilmės mineralinius pašarus, mikroelementus, vitaminus ir provitaminus. Išimtis taikomas tik tada, kai natūralių produktų neįmanoma gauti pakankamais kiekiais arba tokios kilmės produktų arba medžiagų, pakaitalų tiesiog nėra. Žindomi ūkiniai gyvūnai turėtų būti maitinami motinos pienu bent minimalų laiką po gimimo, tai kiaulės 40 dienų po gimimo, o triušiai 42 dienas. Šiuo laikotarpiu negalima naudoti pieno pakaitalų, jeigu jų sudėtyje yra chemiškai susintetintų arba augalinės kilmės sudedamųjų dalių. Gyvūnų šėrimo negalima riboti, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina dėl veterinarinių priežasčių. Taip pat ūkiniai gyvūnai negali būti laikomi arba šeriami taip, kad jiems kiltų anemija. Visais auginimo etapais turi būti laikomasi tai rūšiai būdingų mitybos įpročių ir gyvūnų gerovės reikalavimų, be to šėrimas per prievartą yra griežtai draudžiamas. Kalbant apie ūkinių gyvūnų pašarus, tai veiklos vykdytojai privalo registruoti duomenis apie šėrimo tvarką, o atitinkamais atvejais, pildant žurnalą, turi registruoti ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpį. Visų pirma, jie registruoja pašarų pavadinimus, įskaitant duomenis apie naudojamų pašarų tipą, įvairių pašarinių žaliavų proporcijas pašaruose ir pašarų iš savo ūkio ar to paties regiono proporcijas. Ir atitinkamais atvejais ganyklose laikotarpius, sezoninio gyvūnų pervarimo į ganyklas laikotarpius, kai taikomi apribojimai ir saugo patvirtinamuosius dokumentus.
ūkinių gyvūnų sveikatos priežiūra. Tai ligų profilaktika grindžiama auginimo valdymo praktika, aukštos kokybės pašarų, judėjimų, tinkamų gyvūnų laikymo tankių ir pakankamomis bei tinkamomis higieniškomis laikymo sąlygomis. Liga yra gydoma nedelsiant, kad gyvūnas nesikankintų, kai netinka fitoterapiniai, homeopatiniai ir kiti produktai. Jei būtina laikantis griežtų sąlygų ir veterinarijos gydytojo atsakomybė gali būti naudojami ir chemiškai susintetinti veterinariniai vaistai, įskaitant ir antibiotikus. Taip pat turi būti nustatomas gydymo kursas ir būtinai turi būti išlaukos laikotarpis. Išlauka, kuri prasideda paskutinį kartą davus gyvūnui chemiškai susintetintą alelopatinį veterinarinį vaistą, įskaitant antibiotiką įprastomis naudojimo sąlygomis ir baigiasi ekologiškų maisto produktų gamyba iš tokių gyvūnų, turi būti dvigubai ilgesnė už išlauką nurodyta direktyvos 11 straipsnėje, tačiau išlauka turi būti netrumpesnė kaip 48 valandos. Ir jeigu naudojant vaistus bei antibiotikus, vaisto etiketėje nėra nurodytos išlaukos, tai ekologinėje gamyboje ši išlauka vis tiek turi būti netrumpesnė nei 48 valandas. Taip pat yra leidžiama naudoti imunologinius veterinarinius vaistus. Vakcinacijos yra imunologiniai veterinariniai vaistai ir reglamento 2018/848 antro priedo antroje dalyje 1.5.2.5 punktas jų naudojimo nereglamentuoja. Veiklos vykdytojai turi registruoti duomenis susijusius su bet kokiu taikytu gydymu gyvūnui. Yra registruojami tokie duomenis, tai pačio gyvūno identifikavimo duomenis, gydymo data, kada buvo taikomas gydymas, ligos diagnozė, vaistų dozavimas, gydyti naudoto produkto pavadinimas ir kai tai taikoma veterinarijos priežiūros įrašytas receptas, taip pat išlauka turi būti būtinai pažymėta, taikyta prieš parduodant ir ženklinant gyvulininkystės produktus kaip ekologiškus. Ūkinių gyvūnų laikymo sąlygos ir auginimo praktika. Tai auginimo praktika turi būti tokia, kad būtų tenkinami gyvūnų vystymosi fiziologiniai ir etologiniai poreikiai. Per visą gyvūno gyvenimą, taip pat skerdimo metu turi būti vengiama gyvūno kančios, skausmo ir baimės. Ir tokią būseną gyvūnas turi patirti kuo mažiau. Visi su gyvūnų laikymu ir su jų priežiūra vežant ir skerdžiant susiję asmenys turi turėti reikalingų pagrindinių su gyvūnų sveikatos ir gerovės poreikis susijusių žinių ir įgūdžių ir turi būti baigę tinkamus mokymus. Gyvūnų laikymo tankis lauko aikštelėse ir pastatuose turi būti toks, kad jiems būtų patogu, taip pat būtų paisoma jų gerovės bei tenkinami kiekvienos rūšies šitie būdingi poreikiai. Taip pat turi būti tos gyvenimo sąlygos ir tankis, atsižvelgiant į tam tikro gyvūno rūšį, veislę bei amžių. Bent pusę nustatytą amžių mažiausio uždarų patalpų ir lauko aikštelių ploto turi sudaryti kieta danga. Tai yra ne lentelės ir ne grotelės, bet kurios rūšies ūkinių gyvūnų auginimui nenaudojami yra narvai, gardai ir jie negali būti laikomi be kraiko pakloto. Pastato izoliacija, šildymo ir vėdinimo sistemos turi būti tokios, kad būtų laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų. Taip pat turi būti atitinkama oro cirkuliacija, dulkių lygis, temperatūras, santykinė oro drėgmė ir dujų koncentracija. Į pastatą iš lauko turi patekti pakankamai oro ir šviesos. Gyvūnų laikymo patalpoje turi būti įrengta pakankamo dydžio patogi, švari ir sausa gulėjimo arba poilsio vieta, kurios grindys turi būti tvirtos, ne iš lentelių.
poilsio vietoje turi būti erdvu, sausa, pabarstyta kraiko. Kraiką turi sudaryti šiaudai arba kitos tinkamos tekstūros medžiagos. Kiaulių laikymo sąlygos ir auginimo praktika, tai gyvūnams reikalingo mažiausio lauko aikštelės ploto reikalavimai nurodyti komisijos įgyvendinimo reglamente 202/464 pirmam priede. Taip kaip ir lentelėje matoma, kalbant apie kiaulių plotą, tai penimos kiaulės, nujunkyti paršeliai, auginamos kiaulės, kiaulaitės ir auginami kuiliai pagal uždarų patalpų plotą ir lauko aikštelėse. Jiems yra paskirstoma, taikomi tam tikri plotai. Tai šitos grupės gyvuliams užimamas plotas yra skirstomas pagal svorį. Tai mažiausiai iki 35 kg ir daugiausiai iki 110, tai uždarose patalpose iki 35 kg gyvūnui, jam užtenka 0,6 kvadratinio metro, o jau atitinkamai didėjant gyvulio svoriui, didėja ir užimamas plotas, tai jeigu gyvūnas sveria daugiau kaip 110 kg, tai jam užimamas plotas vienam gyvūnui turi būti 1,5 kvadratinio metro uždarose patalpose. Tai atitinkamai ir lauko aikštelėse nuo svorio, gyvūno svorio matyti užimamas plotas, koks turi jam priklausyti. Tai lauko aikštelėse nuo 0,4 iki 1,2 ploto atitinkamai pagal gyvulio svorį, o žindamas paršavedės su paršeliais, veislinės kiaulės ir kuiliai, tai jiems svorio kategorijos nėra taikomos ir kaip lentelėje matyti, tai plotas tenkantis vienam gyvūnui svyruoja nuo 7,5, veisliniams kiaulėms 2,5, kuiliams yra 6 kvadratiniai metrai vienam gyvuliui, bet jeigu yra naudojamas plotas kergimui, tai jo kvadratūra šiek tiek skiriasi ir tada turi būti 10 kvadratinių metrų. Lauko aikštelės irgi atitinkamas plotas yra pagal kategorijas. Kiaulių laikymo sąlygos ir auginimo praktikos. Tęsiant tą temą, tai visada turi būti pakankamai šiaudų ar kitos tinkamos medžiagos pakrato, siekiant užtikrinti, kad visos kiaulės aptvare galėtų vienu metu gulėti daugiausiai vietos užimančiu būdu. Paršavedės laikomos grupėmis, išskyrus paskutinį etapą prieš paršelio atsivedimą ir žindymo laikotarpį, per kurį paršavedė turi galėti laisvai judėti savo aptvare, ir jos judėjimas gali būti apribotas tik trumpam, nedarant poveikio papildomiems reikalavimams dėl šiaudų. Likus kelioms dienoms iki paršiavimosi, paršavedės aprūpinamos tokiu šiaudų arba kitos tinkamos tekstūros medžiagos kiekiu, kokio joms pakaktų guoliams įsirengti. Judėjimo vietose kiauliams turi būti sudaryta galimybė tuštintis ir knisti. Kalbant apie triušių laikymo sąlygas ir auginimo praktiką, tai vėlgi šitie reikalavimai yra nurodyti komisijos įgyvendinimo reglamente, pirmame priede. Tai vėl mažiausias tenkantis plotas gyvūnų yra skirstomas triušiams. Tai kai yra stacionarūs statiniai, kada jie yra nekilnojami, ir kita grupė yra kilnojami statiniai. Ir mažiausias tenkantis plotas vienam gyvūnui skirstomas irgi pagal svorį. Tai pavyzdžiui, jeigu žindamos patelės su jaunikliais iki nujunkimo, tai stacionariuose statiniuose, kada gyvūno svoris mažesnis nei 6 kg, tai
plotas tenkantis vienam gyvūnui su jaunikliais, vienai patelei su jaunikliais yra 0,6 kvadratinio metro, o jeigu gyvūnas sveria, gyvas svoris yra didesnis negu 6 kg, tai yra 0,72 kvadratinio metro, tai šita kvadratūra nesiskiria. Tai matom, kad tiek stacionariuose statiniuose, tiek kilnojamuose statiniuose ta pati kvadratūra, nėščios ir reprodukcijai skirtos triušių patelės, tai vėlgi tiek kilnojamuose statiniuose, tiek stacionariuose kvadratūra nesiskiria, bet tačiau vėl kvadratiniai metrai yra skiriami pagal gyvūno svorį. Tada penimi triušiai nuo nujunkimo iki skerdimo, tai stacionariuose statiniuose tenkantis plotas vienam gyvūnui yra 0,2, kilnojamuose statiniuose šiek tiek mažiau, 0,15, o suaugusiems patinams tai vėlgi po 0,6 kvadratinio metro vienam gyvūnui. Tačiau jeigu yra leidžiama kergti patelę, tai šis plotas šiek tiek yra padidinamas ir tada tenka 1 kvadratinis metras. Tai tada lauko aikštelėse žindamos patelės su jaunikliais iki nujunkimo. Tai vėlgi 2,5 kvadrato vienai patelei su jaunikliais, tiek stacionariuose, tiek kilnojamuose statiniuose. Taip pat po 2,5 kvadratinio metro nėščioms reprodukcijai ir skirtoms triušių patelėms. Suaugę patinai vėlgi po 2,5 kvadratinio metro, tiek stacionariuose, tiek kilnojamuose statiniuose. Šiek tiek išsiskiria reikalavimas penimiems triušiams nuo nujunkimo iki skerdimo. Tai stacionariuose statiniuose 0,5 kvadratinio metro, o kilnojamuose statiniuose 0,4 kvadratinio metro. Taigi triušiai turi būti laikomi grupėmis, jie turi turėti prieigą prie pastogės, įskaitant tamsias slėptuves, taip pat turėti prieigą prie lauko aptvaro su augalija, pageidautina, kad tai būtų ganyklos. Taip pat triušiai turi turėti galimybę prieiti prie pakeltos platformos, ant kurios jie gali tupėti, būdami viduje arba lauke. Ganymo sezonų triušiai laikomi ganyklose, įrengtose kilnojamuose arba stacionariuose statiniuose, iš kurių galima laisvai patekti į ganyklą. Neganimo sezonų triušiai gali būti laikomi stacionariuose statiniuose, iš kurių galima patekti į lauko aptvarą su augmenija, pageidautina, kad tai būtų ganyklos. Ganyklos įrengti kilnojami statiniai perkeliami kuo dažniau, kad būtų kuo daugiau naudojamos ganyklos ir įrengime taip, kad triušiai galėtų ganytis ant žemės. Ir kalbant apie patalpas, kuriuose turi būti laikomi triušiai, jos turi būti pakankamo aukščio, kad visi triušiai galėtų stovėti stačiomis ausimis. Patalpose būtų galima apgyvendinti skirtingas triušių grupės ir išsaugoti veislių grynumą prieš triušius pradedant penėti. Dėl konkrečių su gyvūnų gerove susijusių priežasčių nuo grupės ribotą laikotarpį būtų galima atskirti patinus ir nėščias bei reprodukcijai skirtas triušių pateles su sąlyga, kad atskirti triušiai galėtų palaikyti akių kontaktą su kitais triušiais. Taip pat turi būti parūpinama triušiams graužti tinkamų medžiagų. Visoms maitinančioms patelėms reikalingos medžiagos lizdams sukti. Patelei turi būti sudaryta galimybė palikti lizdą ir grįžti jį pažindinti jaunikliu. Visoms patelėms sudaroma galimybė patekti į lizdus bent 1 savaitę prieš numatomą atsivedimo dieną ir bent iki jauniklių žindymo laikotarpio pabaigos. Taip pat turi būti sudaroma galimybė į lizdus patekti pakankamam skaičiui jauniklių, vienai žindamai pateliai su jaunikliais aprūpinant ne mažiau kaip 1 lizdą. Parūpinant ne mažiau kaip 1 lizdą. Kalbant apie gyvūnų ganymą, tai ūkiniai gyvūnai turi nuolatos turėti galimybę ganytis diendaržiuose, kuriuose gyvūnai galėtų judėti geriausia ganyklose, kai tai leidžia oro ir sezoninės sąlygos, taip pat žemės būklė, išskyrus atvejus, kai pagal ES teisės aktus
taikomi su žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga susiję apribojimai ir įsipareigojimai. Taip pat yra papildomos bendrosios taisyklės kiaulių diendaržiams, kad diendaržiai turi būti įrengiami taip, kad kiaulėms būtų patrauklu juose ganytis. Kai įmanoma, jie visų pirma įrengiami laukuose, kuriuose yra medžių ir miško. Diendaržiuose sudaromos lauko sąlygos, o iš diendaržių turi būti suteikta galimybė patekti į pastogės ir pasirūpinama priemonėmis, kurios leidžia reguliuoti kiaulių kūno temperatūrą, valdos arba gamybos vienetai, kuriuose kiaulės laikomos patalpose, kurios buvo pastatytos, atnaujintos arba pradėtos naudoti iki šio reglamento taikymo pradžios dienos, laikantis tam tikrų reglamentų. Dviejų, juose būtina atlikti išorės įrenginių kapitalinę rekonstrukciją, siekiant laikytis šio reglamento 11 straipsnėje nustatytą reikalavimą, kad bent pusę lauko aikštelės ploto sudarytų kieta danga. Ta straipsnį turi atitikti ne vėliau kaip nuo 2030 metų sausio 1 dienos. Ekologiškai auginamų ūkinių gyvūnų negalima laikyti aptvare, kurio dirvožemis labai drėgnas arba pelkėtas. Įrenginių su stacionariais statiniais lauko aikštelė įrengiama taip, kad joje būtų pakankamas skaičius paaukštintų platformų, kurios būtų vienodai išdėstytos per visą mažiausią jos plotą. Taip pat lauko aikštelė būtų aptverta pakankamai aukštomis ir giliai kastomis tvoromis, kad iš aikštelės nebūtų galima ištrūkti per tas tvoras per šokus ar po jomis pasirausus. Jeigu dalis lauko aikštelės padengta betoninė danga, iš tos dalies turėtų būti lengva patekti į lauko aptvarą su augmenija. Jeigu tokios galimybės nėra, betoninė danga padengtos dalies plotas negali būti įtraukiamas, apskaičiuojant mažiausią lauko aikštelės plotą. Lauko aikštelėje visų kategorijų triušiams įrengiama pakankamai pastogių, įskaitant ir tamsias slėptuves, bei aprūpinama pakankamų medžiagų kiekių tam, kad triušiai galėtų graužti. Lauko aptvarų augmenija turi būti reguliariai prižiūrima, taip kad būtų patraukli triušiams ganytis. Ir ganymo laikotarpiu vykdoma nuolatinė gyvūnų rotacija ir tokia ganyklų priežiūra, kad triušiams ganymas vyktų kuo optimaliau. Ūkinių gyvūnų gerovė, tai per visą gyvūnų gyvenimą, taip pat skerdimo metu turi būti vengiama gyvūno kančios, skausmo ir baimės ir tokią būseną patirti gyvūnas turi kuo mažiau. Kalbant apie patalpų dezinfekavimą auginant ekologinius gyvūnus, tai gyvulininkystėje naudojamiems pastatams ar įrenginiams valdyti ir dezinfekuoti gali būti naudojami tik reglamente 2021/1165 4 priedo A dalyje išvardinti produktai. Veikliosios medžiagos, kurios negali būti naudojamas kaip biocidiniai produktai, yra išvardintos reglamento 4 priede D dalyje ir pasitikrinti, ar priemonė biocidinė ir jei taip, jos veikliąsias medžiagas galite biocidinių produktų duomenų bazėje, skaidrėje nurodytų adresu. Tai dabar paminėsiu dažniausiai pasitaikančias neatitiktis, auginant kiaules ir triušius pagal ekologiniai gamybai keliamus reikalavimus. Labai džiugu, kad 2024-2025 metų laikotarpiu neatitikimai laikant kiaules nėra nustatyti. Kalbant apie neatitikimus triušių auginime, tai vienas tokių neatitikimų yra, kai nesilaikoma priedangoms lauko teritorijai reikalavimų, diendaržių augmenijos reikalavimų ir jų charakteristikų. Tai sertifikuojamams triušiams įrengtos pastogės plotas nepakankamas. Tai vienas iš tokių neatitikimų tikrinimo metu rasti.
gyvūnams reikalingo mažiausio paviršiaus uždarose patalpose ir lauko aikštelėse plotas ir su patalpomis susiję techniniai duomenys nurodyti komisijos įgyvendinimo reglamento 2020 pasvirasis brūkšnelis 464 pirmam priede. Tai vėlgi matome ankstesnėje skaidrėje paminėtus duomenis, kad plotas tiek uždarose patalpose, tiek stacionariuose statinėse, tiek kilnojimuose svyruoja nuo 0,6 iki 0,72 kvadratinio metro, atsižvelgiant į gyvūno gyvą svorį. Papildoma informacija. Taigi šio ir kitų mokymo įrašus galite rasti Ekoagros internetinėje svetainėje, skiltyje šviečiamo informacija. Ir jeigu tarkim po seminaro ar šiaip jums kiltų klausimų, tai galite juos užduoti svetainėje Ekoagros, užpildę formą klauskite arba atsiųsti nurodytu elektroniniu paštu. Taip pat išsamus Ekoagros mokymų planas bei įvairūs skelbimai yra skelbiami Facebook Ekoagros paskyroje. Taigi ačiū už dėmesį. Gal kilo kokių klausimų? Ačiū Sandrai, tai už pristatymą, už detalius reikalavimus. Supažindinimą apie detalius reikalavimus auginant tiek kiaulės, tiek triušius. Kaip minėjau, kad kiaulininkystės ir triušininkystės ūkių yra minimaliai, tai ta veiklos vykdytojų patirtis yra labai maža. Ir dabar laukiam klausimų, gal kažkas kažką dar norėtų pasigilinti, išsiaiškinti ir mes mielai atsakysime. Dabar žiūriu, susirašinėjimo skiltyje klausimų nėra. Rankų pakeltų irgi nėra, tai tikriausiai visiems kaip ir aišku šiai dienai apie kiaulių ir triušių auginimą ir ką norėčiau padėkoti, kad buvote susirinkę ir palinkėti geros dienos ir junkitės prie kitų mūsų seminarų. Tai ačiū ir viso gero. Viso gero.